Sveiki, esu Egidijus, remontuoju dviračių servisą Veloklinika. Padėsiu jums šiek tiek papasakodamas apie tai, kaip reikėtų paruošti dviratį išsitraukus į pailgo žiemojimo ar pailgo stovėjimo. Taigi pirmas dalykas, kas atsitinka pailgos žiemos, tai išsileidžia padangas. Oras jisai nestovi vietoj, jisai prasisunkia galų gale pro tas kameras, nors jis nėra kiauras. Tai siūlyčiau iš pat pradžių neišsigąsti ir pasižiūrėti pripūtus padangas, ar po dienos kitos jos neišsileidžia. Išsipučias kameras, pasižiūrit, ar tiesus ratai. Galima tai pamatyti, bet jeigu yra tokios stabdžių sistemos, ar nesitrina į kaladėlės. Jeigu ratai yra kreivi, žinoma, jau čia be šiek tiek žinių jų išsitiesinti nepavyks. Pailgo stovėjimo vėlgi, grandinė pasidengia rūdžių sluoksniu. Galima ją sutepti specialių grandinių tepalu arba iš bėdos, jeigu dviratis nėra kažkoks labai prabangus, tepti automobilinių sintetinių ar pusiau sintetinių tepalų, paskui ją švariai nusausinti. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ant dviračio būtų atšvaitai. Raudonas atšvaitas gale, baltas priekyje. Lietuvoje yra privaloma tamsiu paros metu turėti žibintą. Tai baltas žibintas priekyje ir raudonas gale. Žibintai gali būti tiek nuo dinamos, kaip yra šitame dviratyje. Namuose galima pasižiūrėti, ar nekliba ratai. Paimti štai šitaip ratą ir jį stumiant į šonus stumdant. Jeigu bus atsiveržę rato guoliai, bus juntamas klibėjimas. Šiaip klibėjimo neturi būti. Ta pati galima padaryti ir nusiėmus ratą. Tiesiog nusiėmus už ašies, lengvai ją pajudinti, pažiūrėti, ar neklipa. Nesiūlau skubėti ten purkšti viską pirmų pasitaikiusių tepalų. Nuo to dviratis geriau neredės. Taigi saugaus važinėjimo kelyje ir sėkmės.